aiškinusi žemdirbių poreikius. Sakykit, kaip tamstos ūkis. Malonu. Tikiuosi klesti. Nu ką ten klesti, vaikai, pasakysiu, neina iš banko pramušt nei pinigų, nei paskolos, nieko, va. Tai, kodėlgi? Nu kodėl, supranti, saka, neperspektyvu, a be pinigų žemės ūkio nieko nepadarysi, vaikai, vieną bėdą, bėdą. A kokiagi bėda? Nu va, supranti, vaikai, reikia naujų žemės padargų, va. Akėčias, dantis išlūžinėja, viskas surūdėja, nu žinai. Pala, dėdas, a kodėl? Žiūriu, tavo akėčios taip keistai dantis, taip nulinkę. A vaikai, pablūda, taigi kasmet reikia akėt, na. Tai ką akėt, dėda, aš ne apie tai. Tavo akėčių dantis kažkaip keistai visos į vieną pusę yra palinkę. Visi dantis. Į kairę. Labai jau politizuotas tavo akėčios, dėdai. Vaikai, galbūt čia dirgnių prisiuostis, ką? O nu ragai matau. A kodėl jie į dešinę pusę parodija? A? Politiniais sumetimais? A? Tu pažiūrėk, jeigu jau akėčios į kairę pusę rodė, tai ir nuragai turi būti į vieną politinę liniją kartu su akėčiomis. Tu žinai, vaikai, man pasakyk, ar dabartinė valdžia gali žemdirbiai padėti ar ne? Atsakai, duosiu su lopetu per vieną vietą, nieko nebedarėsi. Tu čia nelabai mūsų kokis. Mūsų valdžia padeda doram žemdirbiui, o ne kažkiam politizuotam žemdirbiui. Tai jam nuragai matai vieną pusę, tai akėčios į kairę pusę, tu vienos politinės partijos laikykit. Mygam man iš mano kiemą, mygam! Patrukdys man doram žemdirbiui. Žemės ūkio reikalų ministerijos. Aš žemės ūkio reikalų patikėtinis. Žemdirbių draugas. Sakykit, prašau, kaip pono ūkis, klesti? Va, malonu, svečių iš miesto sulauk, kuo tik klestės. Iš banko paskolos paimti niekaip negaliu, na. Nu, kodėlgi? Tai, kodėlgi? Sako, dabar žemės ūkis neperspektyvų. Viena bėda. Nu ir kokiagi bėda? O, supranti, panas, aš bitininkas pats. O, a bites reikia dabar navaratozijas gydyti, o vaistai brungos, vat ir visa bėda. Nu, čia, galvoju, valstybė gali padėti. Kur jūsų aviliai stovi? O, broliuk, matai, va, žiūrėk, 20 turi, matai? Ei, kas? A kodėl dėdas taip visų avilių laktos vieningai nuorientuotos į rytus? Taigi čiagi tokia metodika. Čia ne metodika, čia tau dėdas politika koja pakišo. Kur čia tauzi, kokia ta politika, gi dabar? Ką aš tauziju? Nu? O bitė, žiūrėk, kaip tavo skraido, a? Taigi, skraido normaliai, taigi pavasaris dabar tokias jas pavėsi, apsiskraidyti turi, na? Ai, dėdas, čia ne apsiskraidimas, čia prisiskraidimas. Visos bitės tik tai į kairę viražą ir į kairę, ir laktos į rytus. Tu, dėdas, žiūrėk, tavo bitės labai politizuotas. Visas politizuotas. Čia yra vaikiškumo, kairuoliška lyga bitininkystei. Ko tu čia kalbė? Tai Asilas apie žemės ūkį nieko nenutokė. Čia žemės ūkis nieko dėtas. Vat žilo plauko sulaukė, a bitės vis kairuoliškai auklėjai. Nu, man atrodo, tu čia priskalbėjai. Anuka iš dirvos ir greitųjų. Man du vienas savinas, o to jis man pamagis, kai trauksiu per nugarų. Tai... Labą dieną, aš esu žemdirbių ūkio ministerijos atstovas. Aš aiškinuosi žemdirbių poreikius. Malonu. Kaip tamstas ūkis, sakykite, klesti? Nieko gero. Pats supranti, niekaip negaliu pramušti iš banko paskolos. Nu ir kodėlgi? Nu, sako, kad žemės ūkis dabar nepopuliaru, neperspektyvu. Tai va, be pinigų koks ten ūkis, viena bėda. Aha, ir kokiagi bėda? Taigi kviečius laiką sėk, o už sėklos nėra už ką nusipirkti. Taigi už priduotus grūdus tai nieks nesumokėjo, va? Aišku, tai tiesioginis yra mūsų ministerijos reikalas. Sakykite, kur yra jūsų laukai? Nu tai va čia mano laukas, va čia va, ir va čia kitų krūmelių. Oho, kiek daug dėdas, aš jums pavydžiu. Sakykit man vienas klausimas, kaip jūs tos grūdus perėt į dirvą? Nu taigi paprastai sietą paimi, žemė susauja grūdus, va taip, ir beriva, ir sėja va šitaip, taip, sėkviečius ir dėdosi. Palauk, dėdas, palauk. Ką man paaiškink, kaip čia dabar tu sėji? Iš pat pradžių, atrodo, tai kažkaip metamės į dešinę, a paskui tik tai šmakšti į kairę. Persimetriškos nuotaikos, pataikoniškos, visos politinės. Pala, kažko aš čia nebesuprantu. Žinau, aš jūs susipolitizavę visi iki besmekiniškumo. Iš dešinės, paskui į kairę. Jeigu jau iš duonos auginimo politiką darai, nieko negaliu padėti. Nu, palauk, ir taip negali galo su galu sudurti. O šitie rupūžės dar iš mano nelaimių pasilinksminsiu galvoju.
Pavysiu, tai pasilinksminsi pabūtų toj. Palauk, o kas ten su kolais atbėga? O, kaimynai mano, atvetai čia, ką galėjau buvai užsukęs pas jūs, toj pasilinksminsim. Nu, ištyrė žemdirbių poreikius savo sektoriuje. Ištyriu, aišku. Ūkiai stiprus, bet perdėm politizuoti. Pas mane irgi. Ja, kiaulių fermai, aišku, visa konservatyvizmo dvasia persisinkusi. Žąsų fermai, kaip Seime, visos gargia, nieks nieko neklauso. Avinai aiškiausiai palaiko naująją sąjungą. Palauk, kas dar? Jaučių ferma. Žinok, visi jaučiai Murzos pusėj. Kaip tai? O taip, nespėjau apie gyvenimo problemas pasišnekėti. A vienas jautis taip ir taikosi kanopą žiepti dantis ir baubė, be jokios gyvenimo logikos. Klausyk, o kas ant taip atbėga? Taigi jis, murzininkas prakeiktas. Kaip manai, iki mašinos spėsim nubėgti? A gal kokie kitą išeitį turi, ne? Kol kas ne.